Mano sesė išsilaikė teisės. Na, gal tiksliau reikėtų sakyti Osvaldo sesė, bet kadangi šitą žmogutį pažįstu nuo 8 jos metų, tai jaučiuosi lyg visą gyvenimą pažinočiau, nu gerai, gal pusę gyvenimo jos. Vyras ne tik dovanojo meilę, bet ir dar vieną sesę. Tai kai sužinojom, kad išsilaikė teisės, norėjusi tą progą pažymėti ne šiaip savo kažkokią dovaną, o kažkuo, kas liktų ilgam ir turėtų prasmės, tai nuvažiavom į Pandoros parduotuvę, nes Beatričė dar niekada neturėjo nei vieno jų papuošalo. Tai buvo ir pirmas kartas ir tikrai labai toks simboliškas. Aš kaip sena Pandoros gerbėja nuo mokyklos laikų turiu ne vieną jų papuošalą ir vis dabar dar kažką nusiperku, tai neperseniausiai nusipirkau ir kaklo papuošalą. Tai išsirinkom apyrankės, sužiūrėjom, kas labiausiai tinka, kol pamatėm bitutės karoliuką, toks tobulas sutapimas, nes jos vardas yra Beatričė. O bevaikštant po Pandoros parduotuvę užmatėm, kad yra ir graviravimo stendas, anksčiau tokio dalyko kaip ir nebuvo, o dabar galim ant karoliukų užsigraviruoti savo vardą, datą, kažkokį simbolį, gali net jį nusipiešti, tai mes nusprendėm išgraviruoti vardą ir kaip tik dar radom bitutės simbolį, tai čia visiškai jos buvo karoliukas ir va, įsirinkom, labai gražiai jam žinom teisės ir dar kadangi turėjom laiko, nukeliavom kavytės išgerti ir taip kažkaip paminėti, atšvesti tas teisės ir tai buvom senai besimačiusios, tai turėjom apie ką pakalbėti, o jeigu ir jūs norit padovanoti kažką ypatingo, turiu nuolaidos kodą INIDE25, kuris galioja tiek fizinėse, tiek elektroniniai Pandoros parduotuviai nuo gegužės 23 iki 26 dienos, tai naudokitės progą.